Sveiki, mano vardas Augustas. Šiandien trumpai pabandysiu parodyti, ką reikėtų padaryti, kad tapti radio mėgėjų, tai yra išlaikyti radio mėgėjo egzaminą. Taip pat šiandien bandau naują video formatą, tai yra būtent formatas dainuoju gyvai. Tai yra be scenarijaus, be pasiruošimo, tiesiog įjungiu mikrofoną ir bandau parodyti, ką reikia paskaityti ir ką reikėtų atlikti dėl egzamino pasiruošimo bei jo išlaikymo. Taigi galimos gramatinės bei stiliaus klaidos, taip pat žodžiai parazitai. Iš anksto atsiprašau už tai. Taigi pradėkime. Kad gauti radio mėgėjo licenciją, tai yra leidimą, reikės padaryti 3 dalykus. Tai yra paskaityti, pasimokyti ir išlaikyti egzaminą. Jeigu pirmus 2 jau esate atlikę, tada filmuko video turinyje, aprašyme, galite eiti iškart į skyrių egzaminas. Jeigu ne, einam į puslapį Ham Radio LT. Yra nauja versija, yra sena versija. Galite paskaityti, žinoma, ir seną, aš einu į naują versiją. Ham Radio Lietuvoje. Puslapis turintis tikrai labai daug geros, naudingos medžiagos. Siūlau tikrai nepatingėti, viską pasiskaityti. Tikrai yra labai daug geros ir naudingos informacijos. Kai kuri gal nebus tiesiogiai reikalinga egzaminė, bet bendram žinojimui tikrai vertėtų susipažinti. Yra labai daug aprašymų, kas yra radio mėgėjai, kaip tapti mėgėjų, istorija, klausimai, medžiaga, įrangos apžvalga ir daug įvairių straipsnių. Taigi puslapis gyvas, atnaujinamas, viskas yra su juo tvarkoj. Puslapio kūrėjams, žinoma, didžiulis ačiū, atliktas tikrai didelis darbas. Taigi čia daug pasiskaitom, pasimokom apie diapazonus, darbo rūšis, eterio darbas ir daug kitos informacijos. Primiktinai rekomenduoju susikoncentruoti ties skyriumi egzamino klausimai. Informacijos čia yra tikrai daug, ją teks pasimokyti, bet neišsigąskit, nėra taip sudėtinga. Vėliau pereisim prie egzamino testo ir pamatysit, kad ten viskas yra gal kiek paprasčiau ir lengviau. A lygio klausimai nebeinam, nes iš pradžių laikomas yra B lygio egzaminas. Išlaikius B lygio egzaminą, galima laikyti A lygio egzaminą. A lygis suteikia šiek tiek daugiau techninių apribojimų, jų yra mažiau, bet daugumai žinoma užtenka B lygio ir sėkmingai gali užsiimti radio mėgėjystę. Dar labai daug naudingos informacijos yra puslapyje radistų asociacija.lt. Taip pat galima pasiskaityti su paveiksliukais, gražiai, viskas pateikta. Ir man labai patiko leidinys, tai yra leidiniai jaunimas. Skirta jaunimui, bet mes visi jauni ir gražus, taigi pasiskaitom. Yra išleistas labai gražus bukletas. Tai jau ne pirmas leidimas, čia yra 9 leidinys 25 metų. Ir čia labai galima rasti daug irgi geros informacijos. Kai kuri, žinoma, dubliuojasi su pirmuoju puslapiu Ham Radio LT. Yra viskas labai gražiai pateikta, nuo istorijos, Lietuvos istorijos, radio mėgėjų, naudojami dažniai, fonetinė abėcėlė bei morzės kodas. Tai morzės kodą mokėti nebūtina, bet sveikintina, o vat jau abėcėlę fonetinę anglų ir lietuvių kalbomis, tai jau teks išmokti, be šito niekur. Nelabai gražiai man viskas telpa į puslapį, bet šitą lankstinuką galite atsisiųsti ir būtinai paskaitykite. Telegrafo kodas, tarptautinis Q kodas,
Čia aišku pateikta gan trumpa jo versija, bet tai yra pagrindiniai dažniausiai naudojami. Pats Q kodas yra platesnis. Ir radistų santrumpos, o čia jau jų pateikta tikrai daug. Pasiskaitykit, pasižiūrėkit, bus įdomu. Kai kuriuos iš jų būtinai reikia žinot, su kai kuriais gal tik susipažint užteks. Klasikinis 7.3, ką girdėsite beveik visų radio seansų pabaigoje, kas reiškia geriausi linkėjimai. Daug kitos informacijos, būtent pasaulio šalių teritorijų DXX lentelė. Tai yra sufiksai vadinamų šaukinių, prefiksai tiksliau pradžios, pagal šalis. Visą šitą su laiku išmoksit. Prašoku, kur mūsų Lietuva. LY Lithuania. Taigi čia daug informacijos, būtent korespondento signalo įvertinimas. Tai yra skalė RST vadinama. RS naudojama balso ryšiui, T naudojama dar ir Morzės abėcėlė. Tai vat šitą irgi išmokt būtinai reikės, nes labai dažnai girdėsite radio seansų metu, kai yra sakoma priimu jūs 5-9. Ką tai reiškia? Tai yra, kad ryškumas 5, puikiai suprantama, stiprumas 9, labai stiprus signalai. Taigi priimus 5-9. Jeigu priimat silpniau, reportuojat, kad priimat silpniau. Šitą irgi būtinai reikės išmokti, to reikės kiekvieno ryšio metu praktiškai. Diplomai, pasiekimai, pasiskaitimai, varžybos, daug informacijos, diapazono pasiskirstimai ir daug visos informacijos. Čia jau pasiskaitysit patys. Dar vienas labai svarbus leidinys, tai yra radio mėgėjų darbo kodeksas. Jis yra patalpintas Tarptautinėje radio mėgėjų organizacijoje bei Lietuvos radio mėgėjų draugijos puslapyje. Tiesa, nuėjus į patį puslapį, man ten jo nepavyko rasti, kažkuris ten giliai paslėptas. Taip, radio mėgėjų etikos ir darbo eteryje kodeksas, 3 leidimas, 10 metai, birželis. Ačiū kūrėjams, ačiū vertėjams, redakcijai, nuostabus leidinys, tiesiog būtina paskaityti. Tai yra savotiška radio mėgėjo Biblija, sakykim taip. Taip pat dar vienas labai svarbus puslapis, tai yra radio mėgėjo gidas, Ham Guide. Taip pat puslapyje yra daug informacijos, kai kurį žinoma dubliuojasi su jau skaityta anksčiau. Pasikartosit, blogiau nebus. Tas pats tarptautinis Q kodas, šalių prefiksai, tarptautinė fonetinė abėcėlė ir tarptautinė ir lietuviška. Čia truputį nesusilaikysiu nuo komentaro. Priimta, kad raidė S, Sierra, lietuviškai tariama kaip Saulius. Mano galva, čia būtų geriau, pavyzdžiui, Saulė. Nes Saulius blogomis ryšio sąlygomis, tarkim, gali girdėtis kaip Paulius. Taip, raidė yra kaip Petras, bet mano galva tai gali kažką klaidinti. Bet jau sugalvoja taip, tai sugalvoja taip. Mums svarbiausia yra egzaminas. B lygio testas, iš pradžių laikomas yra B lygio egzaminas, išlaikius B lygį, jeigu yra noro, galima laikyti A lygio egzaminą. Ačiū autoriui, nuostabus puslapis, nuostabiai padarytas testas, veikia
taip pat gerai ir ant stalinio kompiuterio, lygiai taip pat gerai ir ant mobilaus telefono. Egzamino testo puslapių gal yra ir daugiau, bet šitas man buvo vizualiai patogiausias. Per egzaminą bus 30 klausimų, viso klausimų kiekis yra 300, egzamino metu bus pateikti atsitiktinė tvarka 30 klausimų. Iš jų reikia atsakyti 26, jeigu neklystu, tai yra galima padaryti 4 klaidas. Bet aš jumis tikiu, jūs klaidų nepadarysite ir išlaikysite jį iš pirmo karto. Taigi, testuojamės, mokomės ir sėkmės egzaminė. Ir taip, pasiskaitėt, pasimokėt, pasidarėt testus, egzaminą išlaikot testavimo metu ir tada einam laikyti tikrą egzaminą į RRT. Radio ryšių tarnybą. Pagrindinis puslapis, skyrius radio spektras, poskyris radio mėgėjai. Veikla, leidimai, šaukiniai, egzaminai. Egzaminai. Čia dar kartą galite pasižiūrėti egzaminų klausimus. Iš viso pasirodo yra ne 300, kaip aš išgazdinau, o 276 klausimai. Taip, egzaminus organizuoja RRT sudaryta egzaminų komisija. Egzaminai organizuojami nerečiau kaip kartą per mėnesį, jie yra bent vienas prašymas laikyti egzaminą. Mokysis už egzaminą. Egzaminas laikomas nuotoliniu būdu per MS Teams. Taigi niekur vykti nereikės, galėsite egzaminą laikyti savo patogioj vietoje. Egzaminas laikomas valstybinė kalba. Egzamino metu egzaminuojam asmeniui pateikiama 30 klausimų. Egzaminas laikomas išlaikytų teisingai, atsakius ne mažiau kaip į 25 klausimus. Taigi, aš sakiau 26, o užtenka ir 25 atsakyti teisingai. Reiškia, kad galite padaryti 5 klaidas, bet kaip sakiau, aš jumis tikiu, jūs jų nepadarysit. Neišlaikius egzamino, galima jį laikyti pakartotinai ne anksčiau kaip po 30 dienų. Taigi geriau pasiruošti ir išlaikyti iš karto. Asmuo atvykęs laikyti egzamino privalo parodyti egzamino komisijai asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Na, čia tam, kad parodyti, kad egzaminą laikote jūs, o ne jūsų draugas ar kaimynas. Už vieno radio mėgėjo kvalifikacinio egzamino laikymą RRT mokamas 10 eurų užmokestis. RRT gavusi prašymą laikyti egzaminą išsiunčia pareiškėjų informaciją mokėjimui už egzamino laikymą. Taigi siunčiame prašymą. Užpildom vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefonas, elektroninis paštas, surašymo data, sudarimo vieta, Vilnius, Kaunas ar kitas, koks jūsų miestas. Prašau leisti laikyti radio mėgėjų kvalifikacinį egzaminą B lygio. Antro punkto neliečiam. Jeigu yra asmuo su negale, pildom, kas reikalinga. Jeigu kažkokie reikalingi prašymo priedai, taip pat pildom. Pasirašom, vardas, pavardė, siunčiam į rrt@rrt.lt ir laukiam kvito apmokėjimui. RRT paskiria laiką egzamino laikymui, išlaikot sėkmingą egzaminą, nes aš jumis tikiu, ir tada išlaikius egzaminą einat į skyrių leidimai, pildote prašymo išduoti leidimą užsiimti radio mėgėjų veikla formą. Teikdami prašymą sumokėkite valstybės rinkliavą už leidimo išdavimą valstybiniai mokesčių inspekcijai. Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos, įmokos kodas, suma. Taigi kartu su prašymu reikia siųsti ir apmokėjimą. Užpildom prašymą. Taip pat vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas,
telefonas, elektroninis paštas, data, sudarimo vieta. Prašau išduoti leidimą užsiimti radio mėgėjų veiklą. B klasės radio šaukinys. Galite pasirinkti norimą laisvą šaukinį. Laisvus šaukinius galima pasižiūrėti kitoje lentelėje, to aš ją parodysiu. Tarkim, sugalvojat, kad jūsų šaukinys naujas bus Leonas Y1, Antanas, Birutė, Centras. Taip pat pažymite, kad sumokėjot įmoką. Pageidauju papildomai gauti leidimą kaip atskirą rašytinį dokumentą. Ok. Harek neliečiam. Prašymo priedai taip pat nereikalingi. Parašas, vardas, pavardė. Dabar dėl laisvo šaukinio. Grįžtam į RRT puslapį. Skyrius šaukiniai. Pasitikrinti, ar pageidaujamas radio šaukinys nėra ir nebuvo paskirtas, galite čia. Pasižiūrim. Taip, mes pasirinkom šaukinį Leonas Y1, Antanas, Birutė, Centras. Pasižiūrim. Čia sąraše yra pateikti užimti šaukiniai. Ne laisvi, bet užimti. Taigi, jeigu to sąraše šaukinio, kokį jūs pasirinkote, nėra, reiškia, galite jį naudoti. Leonas Y1, Antanas, Birutė, Centras. Šaukinys neužimtas, reiškia, mes galim jį teikti prašymę. Taigi, pasirašėm, užpildėm, siunčiam kartu su mokėjimu į rrt rrt.lt. Maždaug per savaitę iš RRT gaunate leidimą užsiimti radio mėgėjų veiklą su savo pasirinktų šaukiniu, su kuo jūs ir sveikinu. Beje, šaukinį galite parašyti komentaruose. Man bus džiugu už jūs. Tam kartui tiek. Iki ryšių eteryje, nelik be ryšio. Ate ir 73.